kadangi atėjo mano džiaugsmo dėžutė, atplėšiu ir galvoju, turiu ir su tavimi pasidalinti, ką aš čia gavau. Neprivalau gyvena džiaugtis tuo turiniu. Gal ir tau bus vertinga ir atsiras noras išbandyti vieną ar kitą produktą. Tai ką, pradedam apžvalgą mano džiaugsmo dėžutės. O nuo ko pradėti? Nuo naujienų ar pradedame nuo naujienų? Tai ką, užsisakiau skystą muilą. Šį kartą tai yra greipfrutų ir apelsinų žiedlapių aromato. Mane žavi šie muilai tuo, kad nesausina rankų, o dar labiau drėkina. Turėjau patirtį, kai nebelikę buvo prekyboje skystų muilų, teko iš kitur pirktis, tai vos neapsiverkiau, atvirai sakant, pradėjo man ir rankas niežėti ir lyg išbėrimai atsirado, nors atrodo alerginis, hiperalerginis, ten kažkoks muilas buvo nupirkęs vyras. Ir kai grįžo, aš tokia laiminga, džiaugiuosi vėl skystų muilu, kuris puoselėja rankas, nekelia jokių alergijų ir taip pat dar ir skaniai kvepia. Taip pat pasiėmiau kavos, nors esu mylėtoja Brazilijos kavos, tačiau karts nuo karto vis pamaišau vis kitom. Šį kartą pasiėmiau Ruandos kavą, tokia taip pat švelni, lengva ir, kas man labiausiai patinka, nekelia rūgštingumo. Jeigu kažkas galvoja, kad jau metas mesti kavą, nes geriate kyla rūgštys, metas paragauti Aurilė kolekcijos kavos. Pakeisite tą požiūrį, kad gal neverta gerti kavos, verta. Ypač Ruanda, Brazilija, Etiopija ir kitas Aurilė kavas, kurios nekelia rūgštingumo. Taip pat, na ką, toliau žiūrime. Taip pat pasiėmiau šveičiamąją pėdų kaukę, kurios dėka nusineria nereikalinga oda ir lieka švelni, minkšta, sudrėkinta. Tai alternatyva pėdų, kaip čia toms specialistės, kurios pėdas tvarko pedikiūrininkėm. Taip, nereikia ir pas pedikiūro meistrės, jos tik tai gali nulakuoti mūsų nagus sutvarkyti. O štai visas pėdas paruošia gražiai šios kaukės ir ką, pasučių metas atėjo, metas turėti gražias, sveikas pėdas, kol dar yra prekyboje, kreipkitės, nes gali jų nebelikti. Taip, pasiėmiau dar vieną mėginuką, tai 860 to kvapo, tik tai atsirado prekyboje kvepalai ir jie buvo iššluoti iš prekybos. Ilgą laiką nebuvo nei mėginėlių, nei kvepalų. Ir štai laukiau ir pas mane jau atėjo užsakymas su mėginėliu. Taip, ką žiūrim. Wow, kvapas tai yra toks vaisinis, gaivus, vos gal saldumo suteikia, bet tikras vasariškas kvapas. Wow, tobulas. Aš dabar suprantu, kodėl prekyboje taip dažnai jo nebūna, nes jį iššluoja. Wow, nuostabus aromatas. 860. Tikras vasaros kvapas. Aš jau žinau, ką kitą kartą įsigysiu. Ogi 860 kvepus. Tai yra kažkas wow. Gana čia šiais kvapais mėgautis, metas pasimėgauti dar vienais kvepalais. Tai kadangi jau turėjau mėginėlį, išbandžiau ir štai užsisakiau nišinius kvepalus. Tai yra greipfrutas ir apelsinų žiedai. Taip, kaip ir muilas, kurį prieš tai rodžiau. Tai tobulas aromatas irgi vasarai. Tiem, kurie patinka gaivus aromatai. Gaivus aromatai. Opa, niuka. Skrisk. Opa, nenori įsivaizduojat, nebenori išeiti. Nagi. Opa, pagaliau. Tai štai. Greipfrutas.
aš kaifuosiu. Tai aš jau žinau, kokį aromatą kitą savaitę turėsiu. Taip. Spėju, kad šį kartą mėgausiuosi greipfurtiniu aromatu. Vieni būna, nežinau, batelių maniją turi, o aš turiu kvepalų maniją. Man jie tai patinka, pas mane virš 70 kvapų yra, na gal jau sumažėjo, jau seniai skaičiavau, reikia kažkurią dieną prisėsti suskaičiuoti, tačiau štai nuostabus. Ir kas beliko dantų pastos, kurių aš labai laukiu, kai grįšiu prekybą. Šį kartą pasiėmiau jautrioms dantims. Išmėginsiu, pasirinkimas yra tiek vaikiškų, tiek balinančių, tiek jautrioms dantims, kiekvienas atrasim tai, kas mums reikalinga. Tai štai visa mano džiaugsmo dėžutė, jeigu buvo vertinga, naudinga ir atsirado noras kažką irgi išbandyti, drąsiai rašykit ir šie produktai gali būti ir pas tave.